Tirelė po pusantrų metų laiką kaip sakyti, jau gyvenant pirmą sunkiuoju, techniką atvažiavo į Keimą. Ir nepadėt, kad pristatytų kažkų, bet iš tikrųjų išsivežti vatun šitą smolį. Apie 20 kubų. Tai pasiėmė 8 tonų ekskavatorėlį va tokį. Tai sakė, tu jau atvažiavau šefs su mašina, jau čia pradės kasinėčia su tau kaušu. Tai mane įdomiai, ar čia mane neišbraidys visų tų akmenų, kurios supilsi. Belik tas įniek. Su grėbliu prasilyginsam, va tas ir pliusas akmenėlių. Su kuoju praspardė, su grėbliu pralygina, ir viskas vėl lygų šoru. Koks tepalėlis išbėga, kažkų. Jokių problemų. Tavo. Nauja technika. Paskutinį kartą panaši technika buvau, bet tik tas betonvežis. Į tai jensai įsklyp nevažiavo teoriškai. Taku, atvažiaus, lauksiu, tegu vežas tumul laukon. O mes einam į vidų ir dėstam mini rekuperatorių. Ir dar vieną dalykėlį norėjau parodyti, pasidirbau palankys. Nusipirkau 28 mm klijuotą eglės apušiais plokštę. Žinau, kad jinai ir minkštesnė, tai bus biškėlį bailesnė, jeigu kažkas jėsis, tada kažkų nubraižys, bet čia, kaip sakyti, už tokią kainą čia geriau būt negal. Tai va irgi nulievau veiną. Aišku, bardakėlis visur. Šitas va, kaip atrodo. Visai fainė. Gavos kažkas 35 pločiaus. Ir nuo langą 35, visur vienoda. Va tep nusialėjavo ir pasidirbo. Reikės dar longus apsidažyti. Truputėlį apsišpakliauti, ten minimalę su ranka biškėlį prašveist ir apsidažyti. Ir realiai kapi bus viskas. Gal da vienu ar kitur akrilą aptepti aplink kampelius, kad būtam viskas dailė. Ir tada jau palangis paimsam, apriklijausim, aprisuksim, nežinau, klausim salips, nes aš alievau iš abiejų pusių, kad netyčiom nuo kokios drėgmės, nada kažko nebandytam ant tos plokštės reistys. Tai į ateitį galvojant, galėsiu aš tos plokštės paimti, jeigu jau nusibraižys, apversti aukštinkojom, biškėlį nuolivau dar ir bus šviežus viršus. Ta kaip sakyti, gali porą kartų naudoti. Tavot, duris. Duris jau realiai ir pabaigts. Jau daugiau nebė kuo bedaryti. Tai tu jau gali parodyti, kuo dar padirbau. Vienas dalykas, ko betrūkst, tai tus galus va prikabinti su veino atskiru, tokį pat atlieka geležys. Tai aš prikabinsiu tus galus, nes kaip žinot, kito pusė nėra lentos, tai čia tiesiog ant gipsą laikos, eikiai kvotas metalas prilaikanų, kad nesilenktom, teik ir, bet ant biškėlį ir palinkis, nežinau, matos. Taip, toliau apačio išpjoviau ir išfrezavau, va tokį, kad įeitom aplink plintusėlį čia šitas. Tai va ten tokį kaip griuvių išpjoviau. Ir dar, jeigu matus, čia va toks mažylėlis griovelis yra. Tai tas griovelis yra, kad po apačiai ir tas plastiks su tokiu kaip pirštu į viršų, kad tos duris, jau nebesilingau. Truputėlį dreb, bet čia tas, kaip sakyti, turbūtė. Ir dabar, kaip užsidaro, viskas labai fainė. Sakau, bereikės čia šitas padaryti. Buvau biškėlį sudėtingiau, tik tas sureguliauti, nes kažkaip, nežinau, ar seina biškėlį išlinkus vieno veito, į tos duris anas nariai kaip ir reistys, kaip ir lenktys, tai turėjau prireguliauti čia šitas veina atsukį, kietą atsukį,
gali dėti šaibą po apačią, tada automatiškai visas rats pasviri ton pusė, automatiškai duris išeina lauką. Ir tefo aš turi susireguliuoti, kada nors, kaip uždara abi dvi duris, kaip uždara abi dvi duris, kada nors sueitom lygiai ir čia šitas būtam, lygus tarpą. Tavo, tiek žinių išmokau apie tos duris, bet iš tikrųjų patek. O dabar einam prie reikalo, prie mini rekuperatoriaus ir tu jau jumi supažindinsiu, kas per reikalas tas yra. Praėjo, žodžiu, kelias dainelis ir pagaliau susirašiau pakalbėti apie vieną dalykėlį, katras yra pakankamai svarbus. Tai apie ventiliaciją, apie vėdinimą ir kažkaip panašiai tarimo tepą. Tai dalyks toks, turit namą, turit butą, sodybą, gryčią, kažkokį garažiuką, sandėliuką, kažkokį rūsį po namų, po garažų ir panašiai. Ir susidarat su problema, kad ir drėgmė seinas pelį, kaip sakiau, drėgmė seinas pelį, konstrukcija negera, seinom negera, praded mes dėmėm jautas, kaip drėgnoms, kaip esi nomi, kaip įeini, visi balda kažkokie minkšti, jautas drėgni, nemaloni situacijai. Arba davėjans irgi nekeik geresnis dalyks, tai kai ir namus per sausą. Kai ir per sausą visiškai išdžiovinta, atsikeli nieko kvėpauti, nosi sausą, džiūn, kaip sakyti, uoda džiūn, borna džiūn, noris pastoviai gerti, viskas į sausą ir tas ir negera. Tai pradėkime nuo to, kad numus optimaliausias variantas drėgmės. Tai ir man, kaip aš jau susipažinau, tarp 40 ir 45% tarpelį ir pats geriausias santykis drėgmės. Kada visi noma nesijaut nei kiek drėgni, nei per sausį, nei per drėgni, ant langų realiai nėra jokių, kaip sakyti, lašelių apačia nesusidaro, seinas nepelį, konstrukcijai nepelį, ir žodžiu, ir pats geriausias variantas. Tai tep dabar, koks ir sprendims, kokie ir išeitis. Tai ir realiai 3 variantai iš vis. Ir pradėkim nuo pirmą, tai pač baisiausiai ir, sakykime, pač brangiausia, tai ir rekuperacinis įrenginys visam namu, kur nusiperkat pilną dėžę su visas vamzdžiais, ten jungas į vidų variklis, katras ten, žodžiu, daro savo dalykus, iš vienos pusės vamzdžius trauk orą, per kitus vamzdžius paleid orą, tai ir velniška sistema yra, kainuoja tikrai nemaža, bent jau aš kiek užmačiau parduotuvės, tai vien tik tas dėžės, rekuperacinis dėžės viso to aparatą kaina prasideda kažkas nuo 1500, tik tas dėžė. Dar atsiminkit, turėsit dėti vamzdžius, turėsit visų tų pajungti, išvedžiuoti, tai prisidės kiek reikės vamzdžių. Jeigu ateinantis vamzdžia, ar ateinantis, ar išeinantis, turbūt užizoliuoti vamzdžią, tai tada turėsit arba pirkti jau izoliuotus vamzdžius, arba turėsit izoliuotis patys. Ir tada turėsit dėti angas, katros veinos, kurios įein, tai automatiškai ar seinos, ar stogė turėsit daryti, kaip kaminėlius, kur įtrauk orą į vidų šviežų ir kur jau vidau patalpo išput vėl ir atskiras tokias kapalkūnės, kad jau išeitom ten per lubas, per sieną ir tada dar dangtelę užsidat. Tai čia ir velniška sistema, nemaža darbo ir daug kainuoja. Aišku, jinai ir praktiškai, ir jinai ir, kad ir brangiausia, bet jinai ir viena iš geriausių sprendimų. Tai čia toks dalyks, kai jau turi normalų biudžetą, žinai, kad atliekti keli gabalą, gali tikrai pasidaryti ličną.
Tai va, ten biškėlį žinių reik. Toliau antras sprendimas, tai ir senoviška, kaip sakyti, panašia kaip senovė darydavau gryčias. Tai tiesiog padarydavau vienam kampį, padarydavau angą viršau, kažkokį ventiliacijai, kad eitum zigzagas ir eitum į vidų. Ir kažkur apačiuo irgi padarydavau angą ir automatiškai kas gaunas. Per viršų vis laik stau šilumą. Per apačių vis laik ein vėsesnis oras. Vėsesnis oras stum vėsesnį orą į vidų, automatiškai šilumą išein lauko, netep po biškėlį ventiliaunas. Tai ir pats pigiausias sprendimas, katro nelabai rekomendaučiau, nebent norit natūralumą ir plus negalėsit kontroliuoti drėgmės kiekį patalpo. Taip, toliau paskutinis variantas, tai ir mini rekuperatorius. Visų pirma, kas tas ir, kaip sakiau, pirmam variantė, tai ir visa dėžė. Tai vadinams, rekuperatorius, tas didysis. Ir dabar jau ir trečias variantas mini rekuperatorius. Automatiškai, kad tas reiškia, jau greičiausiai, kas pagaunat, kad tas pats didelis įrenginys ir sumažins į mažiuką. Ir ant absoliučiai tų pačių principų veik, ant ir gal netgi 11 kartų pigesnis, jeigu lyginant santykių vein su veinu. Ir kaip ant atrodo. Tai aš turiu kaip tik veiną, dar nesumontautą į seiną, turiu susimontavęs 2 ir tretį noriu susimontauti vonio, nes man nepatinka ten ir papras ventiliatorius įdėts ir ant tik tai strauk laukan ir ant negražiai nieko. Tai man tas nepatinka, pasidaro vakums, duris noriu pritraukti, kaip sakyti, susidaro vakums ir nelabai gera. Tai vat, tai kun aš jums galiu pasakyti, esu užsisakęs Blauberg Solo A35 firmas mini rekuperatorių. Tai pradėkiam, šitas į manualas tepuot atrodo, čia ne reklama. Šitas esu pat mažiausias A35, čia realiai pagal galingumą ir 35, 4, 50, 60, tai čia realiai pagal galingumą 35, tai čia faktiškai kur rašo 35, 35, 50, 60, tai čia realiai kubatūra rašo, kiek tas vienas įrenginys gal, praventiliauti per valandą. Tai vat, nuo ko pradėkiam? Jau čia pradėkiam nuo vidaus ir kol išėjom į lauką. Tai pačiam vidau turim patį ventiliatorių, ant sotep atrodo, apačio varžtelis nusijam tas kaušėlis laukon ir tiesiog į propelerį vidų. Kaip ventiliatorius, o šitas iš antros pusės matos. Laids, tai galėt arba per išorį įsivesti ir pajungti į rozetį. Aš savo atveju dariau, kad padariau skylelį, kaip sakyti, gipse ir aš tų laidų nukirpęs, prakišau pro gipsą ir prijungiau teisę, kaip sakyti, prie rozetės, bet iš vidaus, kad nesimatytum, negadintum vaizdą į tep. Tai padėkiam, turim ventiliatorių, prie ventiliatoriaus turim pultelį. Tai ant ir valdoms nuotoliniu būdu. Ventiliatorių ir nustatoma drėgmės kiekis. Tai ir toks mėlynas ratelis, kur gali su peiliuku pareguliuoti ant mažiausias drėgmės. Jeigu tas ratelis daro. Vidau tą mikroschemą vis laik pajunt kiek ir, kaip sakyti, ir kiek ir drėgmės. Kad pasiek kažkokią minimalią ribą, kad esat nustatyti, ant automatiškai įsijung pilnu pajėgumu ir ant vis laik tikrint, kiek ir drėgmės ir ant vis laik koregaun, kokiu galingumu reikia nam dirbti. Pultelis nuotoliniu būdu, šiaip, kad į kiek aparatų ir trobo, jeigu visi tos pačios firmas, vienas pultelis veik ant visų. Tai labai patogu.
Tai va, ir dieninis režims, ir naktinis režims, vadinasi ir tylus režims, kurėlė gali mėgoti pripat, niek nesigirdi švies. Pradėkime nuo to, kaip tas daiktas veik. Kaip anu pajungi, ano veikimo, kaip sakyti, rotacijai yra, kad kaip įjungi 60 sekundžių, unsai ištrauk orą iš vidaus į lauką. Praein 60 sekundžių, uns tada sustuo ir tada 60 sekundžių pradė traukti į vidų orą. Ir ant stepka 60 sekundžių pirmin atgal įstumda orą. Pamiršau paminėti mini rekuperatorius ir su šilumokaičiu. Kas tas yra šilumokaitis? Nes yra paprasti rekuperatoriai ir rekuperatorė su šilumokaičias. Mano atveju aš užsisakiau rekuperatorių su šilumokaičiu, katras yra keramikinis. Uns yra ilgamžiškesnis, bet neteik daug tur, kaip sakyti, šilumos greitą užkaitin. Ons neteik greitą užkaitin šilumą, neteik, kaip sakyti, lengva atidaud, kaip varinis. Bet varinis ir mažiau ilgamžiškas, praeis keli metai ir jau turės keisti. O kaitėms realiai kainaus teikia kaip pats rekuperatorius visas. Tai vat, kas tas ir šilumokaitis? Tep, 60 sekundžių trauk orą iš vidaus į lauką ir vidau aš jums parodysiu. Čia ir tūba, katrai jau stovau grina jūsų namas einu. Aš žiūrėjau Kabuto MA35 modelis, kodėl aš pasirinkau, nes mano vamzdžio diametras yra 11, 10. Tas pats lygiai toks pat vamzdis, kaip į kanalizaciją dedas. Vadinasi, jeigu jūsų seina yra storesnė negu 50-60 gal centimetrų, jūs galite tada paprasčiausiai nusipirkti nuotekų vamzdį ir pakeisti vietą, kaip sakyti, to originalą ir veiks viskas taip pat. Ko aš esu padaręs ir viskas yra čiki-piki. Taip, dabar parodys, kas tas yra vidau ir šilumokaitis. Įsistata va toks dalykėlis į vidų. Ir ons va tep atrodo va toks aparatas. Jokių laidų nieka nėra, ant yra gryna keramika. Į vidų, kaip matot, atrodo panašiai kaip katalizatorius. Čia yra kaip apsaugas, kad, kaip sakyti, neatsiremtom į ventiliatorių, kad ant suktos netyčia neįveltom, nepradėtom, kaip sakyti, malt vidų. Toliau turim vėjiną tokį kaip filtrą ir antrą kaip filtrą. Kartą metus ištrauki, tus filtrus, kaip sakyti, praportą, gali po vandenį praplauti, įdėd visko atgal ir įstumi atgal į vamzdį. Kuo tas šilumokaitis daro? Leiskit jums paaiškinti. Tai kaip ventiliatorius ištrauk orą iš jūsų namą, iš jūsų kažkokie patalpos. Keramika, tų 60 sekundžių, tas oras sušilda va to keramiką, tokios temperatūros, kokie ir vidau nami. Tada, kaip tas ventiliatorius jau sustuo ir pradėt atgal iš lauko traukti šviežų orą į vidų, keramika, katrai yra įšilus iki jūsų namo temperatūros, kartu su šviežiu oru, tą šviežų orą padaro šiltesnį negu kad laukia ir, nes keramika yra užšilus pagal jūsų namo temperatūrą. 60 sekundžių pravara šviežų orą, jau tas biškelį atvėst, tada vėl 60 sekundžių vėl išput sunaudotą orą laukon, vėl keramika sušyl ir taip padaro va tokį ciklą ir va taip jūs neprarandat šiluminių savybių jūsų patalpo. Vis tiek kažkoks praradimas yra, nes kas be ko tai ir grina oro, kaip sakyti, tekmė iš lauko į vidų, tai 85% sugrįžt šilumos atgal. Vadinasi, kažkas apie 15-10% prarandat šilumos.
per va būtent va tų įrenginį, jeigu lyginant su paprastu rekuperatorium, tai paprasts tiesiogiai trauk šaltą orą į vidų ir patikėk, kad tada bus liūdni popierė. Tai vat, tas įsidėti vamzdį, ką paminėjau, tų modelį gal paprasčiausia į nuotekų vamzdį įdėti ir viskas. Ir faktiškai čia ir pagrindinis dalykas. Tepo viskas susidėt ir ansisystom į vidų. Ir turim dar paskutinį variantą, tai ir lauko grotelis. Senas atin baltas, kadangi monfasats ir antracita pilkas spalvos, tai aš grotelis paprasčiausia nusidažiau jaudą. Jaudas matinis nelaba krenta į akis. Ir jaudas grotelis ir biškėlį pliusas, žeima, saulė šiek tiek anus pašilda. Kaip sakyt, žinot, kaip ir ant jaudos spalvos labiau saulė krenta. Tai jūs nelaba, čiut, kaip sakyt, procentą kitą galėt prisidėti, kad neprarasti to šilumos. Taip, toliau dalykėlė realiai ir tokie. Ką panu sumontauti? Pagrindinis aspektas pasidarot seino skylę ir čia ir vidus nuoma, čia ir lauks. Vis laikėlį tokį dalyką, bent jau aš kaip dariau, per pusę metrą, centimetrą nuolydį padirbi į lauką. Kad kažkoks netyčiom kondensat susidarys išvarvėtam laukon, o ne į vidų arba nestovėtam pačiam vamzdį. Tavo pagrindinis dalykėlis toks, toks įrenginys kainom, kaip minėjau, pirmam variantė, didelis sales įrenginys, prasideda nuo 1,5–2 gabalų, ir dar kiek išleisit ant vamzdžių, jeigu pats nesidarysit, tai gali neįsivaizduoju, kokias kainas galbūt įtariu į 4–5 už viso nuomą ventiliacinį sistemą. Dabar savo nuomę aš turiu 2, čia ir 3 užsakyts. Ir jeigu ateitį reikės, aš bet kada galiu, kaip sakyt, prakalti skylį ir sumontauti ir viskas veiks čiki-piki. Mums elektras faktiškai, kiek ten buvo parašyta, gal kelis kilovatų sujėt per metus, tai faktiškai net nepajausit. Ir kokia nuo kaina šitą būtent kaina Solo A35 Blauberg firmas 180 eurų. Vienas įrenginys kainuoja. Tai jeigu lyginant pagal jūsų patalpas, man asmeniškai tas labiau atsimokėjai. Įdėjau vieną kambarį, vieną, kaip sakyt, prie durų, koridorių, ir dar vieną vonių, kur irgi ir nemaža drėgmė. Kadangi vėliau dėsiu, kaip sakyt, kondicionierių, tai virtuviai pagrindinėje, kaip sakyt, salone viso to patalpo, man jau nelaba bereikės rekuperatorių, nes, kaip sakyt, oras ant jau turės savo veikimą ir susitvarkys su visą likusią patalpą. Tai vat, teikia ir žinių, ir realiai montavimas ir labai paprastas. Kaip sakiau, prakalat skylę, centimetrą nuolydis ant pusę metrą į lauką pusę ir faktiškai įdeda to vamzdį. Galėt užsandarinti ar su vata, ar su putom, jau čia jūs nuožiūr. Labai viskas paprasta, kaip vamzdis įmontauts, tas įsistatė vidų, iš kitos pusės, iš vidaus, tas įsistatė vidų ir turit savo ventiliacinį sistemą. Ir dar vienas dalykėlis, kad tai mini rekuperatorė, bet tik tais tai, kad ir su šilumokaičias, dažniausiai atitink A+ arba A++ klasės standartus. Tai vadinasi, kad šilumokaitis jum neprarand tiesiogiai šilumos iš patalpos ir kadangi čia ir, kaip sakyt, labai silpnas varikliuks, ant labai maža tesujėda elektras, tai ir energetinė klasė ir labai aukšta, nes ant labai maža suvartuo. Tai automatiškai kas pakel į tą patį lygmenį, kaip ir didelis įrenginys, ir jūs esate realiai sutaupiai daug laiką, nervą ir kaip sakyt, babkių.
Tai aš rinkausi tokį variantą, nesiskundu. Dabar mano nami kažkas apie 40, 41, 42% drėgmės. Tai ir pats gazas. Niekas, kaip sakyti, netrašk, ne konstrukcijas, ne da kažkas. Ir esu patenkins, kaip minėjau, čia nėra reklama, bet jeigu kažką žiūrat ventiliacinių sprendimų, tai ir ieškot paprastai ir lengvai montuojamai, kad būtų pakankama pigiai lyginant. Tai va, čia jums vienas iš variantų. Tai va, teik žinių. O kuo dabar varau toliau reikalų tvarkytis. Dėkui, kad žiūrėjot. Kam pateka, kam nepateka, kam naudinga. Tai numetat laiką. Susimatysim kitą kartą. Čiau, čiau.